Sveiki, šiandien norisi pasakyti dienos impulsą gan neįprastoje vietoje. Tai dėl bendruomeninių reikalų esu Ikea parduotuvėje ir tenka čia užsakyti keletą dalykų, tam, kad būtų ir vienuolynui, ir svečiams patogiau. Ir impulsas dienai, kuris man ateina, tai iš 118 psalmės. Tavo įstatymą aš karštai myliu, svarstau jį ištisą dieną. Ir galvoju, būnant čia, Vilniuje, rugsėjo 2, tai yra pirmadienis, kada daug mokinių, ir taip pat būnant Vilniuje, kai daug mašinų ir tokioj parduotuvėje, kur daug žmonių nuo pat jos atidarimo. Išties galvoju, ką reiškia svarstyti viešpaties įstatymą, ką reiškia nešioti viešpatį širdyje. Tai visų pirma, nešioti ir mylėti viešpatį. Mylėti viešpatį. Ir tada, kada tu jį myli, tada tu gali jo įstatymą nešioti ištisą dieną. Kas man asmeniškai tai yra nuolatinė malda. Kur aš bebūčiau, tai yra nuolatinės maldos žodžiai. Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Ir tai yra dykuma. Dykuma gali būti mieste. Dykuma gali būti tavo ir mano širdyje, net ir didžiausiame triukšme. Taigi visus mokslo metų pradžia ir nešiokime viešpatį savo širdyje, kur bebūtų. Būkite palaiminti.